Dar trūks 18, bet trūks. 182 šiandien važiuosime. Taip. Ir kažkas pradeda dabar tą renginį, ne? Kur ta Vaida yra? Labas rytas visiems susirinkusiems. Šiemet minime labai iškelios asmenybės daktaro Vaclovo Into jubiliejinius metus. Šiandien, minint jo 100-asias gimimo metinės, mes simboliškai keliausime keliais, kuriais kadaise vaikščiojo ir ši iškili asmenybė. Keliais, kuriais dviračio minė pats daktaras, ieškodamas eksponatų savo akmenų karalystėje. O kartu iš jo tėviškės į Mosėdį keliaus ir simbolinė dovana – Girnapusė. Todėl šiandien mes esame čia, Aleksandrijoje, kur prieš 100 metų gimė žmogus, kurio meilė savo kraštui, gamtai, akmeniui tapo mūsų bendru turtu. Vaclovas Intas, gydytojas, muziejininkas, gamtos mylėtojas, savo gyvenimą paskyrė ne tik žmonėms, bet ir mūsų krašto istorijai bei gamtai. Gimęs Kyvilių kaime, mokėsis Aleksandrijos pradinėje mokykloje, jis vėliau tapo Mosėdžio akmenų muziejaus įkūrėjų. Šiandien, minėdami jo 100-asias gimimo metinės, mes keliausim per vietas, kurios buvo svarbios jo gyvenime, nuo gimtinės iki muziejaus. Ši kelionė tai ne tik fizinis žygis, bet ir dvasinis ryšys su mūsų praeitimi, su žmogumi, kuris savo darbais ir meilę akmeniai paliko neišdilumo pėdsaką. Tegul ši Girnapusė, kurią šiandien lydėsime į kelionę, neša su savimi mūsų krašto dvasią ir prisiminimus apie Vaclovą Intą. O dabar norėčiau pakviesti svečius, kurie taip pat norėtų tarti žodį, tai kviečiu Skuodo rajono savivaldybės merą Stasį Gutautą. Labą dieną visiems, džiugu girdėti tokius gražius skaičius, kad mes galim mūsų gerbamą gydytoją paminėti tokių gausių dviratininkų, sportininkų, mėgėjų, kurie nori pagerbti šitą mūsų iškilų žmogų. Linkiu visiems lengvų pedalų minimo, gero poilsio, geros nuotaikos ir kad būtų jūsų šitas renginys ilgam prisiminimui. Tai gražaus pasibuvimo jums. Labadiena, gerbėmieji. Noriu padėkoti pradžioj už kvietimą tokį. Labai malonu sudalyvauti. Nors vakar vėlai naktį grįžau iš Suomijos, bet atsakyti negalėjau šitai puikiai kompanijai. Ir dar to labiau sakė, jeigu 100 surinksim, o dabar 200, tai iš vis malonu. Gerbėmieji, noriu visiems palinkėti geros sveikatos, gero judėjimo. Matau jaunus sportininkus, kad irgi nebijotų iššūkių, kad stengtųsi, kad kuo daugiau važiuotų su dviračiais. Sako, mašinos, ten viskas. Malonu, kad pas mus Lietuvoje ir iš viso, net mažesniuose miestukuose vis daugėja važiuojančių su dviračiais. Tikrai labai malonu už pakvietimą. Kaip gerbiamas meras sakė, gero kelio, gero judėjimo, negriūkit, saugokit vieni kitus, nes gal dar ne paskutinį kartą važiuojam. Ačiū Jums už kvietimą. Na ir dar vieną labai svarbų žmogų noriu pakviesti, tai šio Žemdirbio muziejaus įkūrėją, prezidentą Virginijų Mitkų. Prašom, tarti žodį iš jūsų kiemo iškeliauja. Ką norėjau apie Intą daktarą pasakyti savais žodžiais, kas mane sieja su juom, kai buvau vaikas, į mokyklą dar nejau, pristoju toj klėgą plauti uždegiams, tai teko, kaip sakant, kaip mediks išgydė mane
Kiek mama pasakojo, kad Mosėdį ligoniniai labai mažai vietos buvo, ligoninė buvo medinis namelis, tai man teko lovytėj gulėti, o mama gulėjo ant grindų. Tai vat kartais pajuokaujam, sakau, vaikystėje sirgau, užsikrečiau matyti tą akmenlygį, ir įkūriau tokį muziejų kapintas daktaras, į tiek daug akmenų privežėm. Man didelė garbė, kad jūs čia visi esat. Kam jeigu bus grįžti, dar kažką pagaminsim čia, pavaišinsim. Geros kelionės, geros visiems sveikatos, gerų metų ir iki sekančių tokių gausių renginių. Ir dar kartą labai dėkui. Aš galiu atnešti visą atsaką. Įsivaizduoju, kaip bus gerai. Tai stop, antigon.
reikalingas iškelti girną. Nori. Nepasišiukštis. Yra, susikeitinkit. Bravo. Kur atnešti? Ten kabinsim. Dovana čia. Ir žodį norėčiau suteikti ilgametiai Mosėdžio skyriaus kultūros renginių organizatoriai Broneliai Gaditieniai. Sveiki atvykę į Vaclovo Into akmenų žemę. Taip norėtųsi šiandien pasisveikinti su jumis. Labai sunku šiandien yra kalbėti, nes turim labai įdomią auditoriją, ko gero iš visos Lietuvos, dalį vietinių ir atvažiavusių. Ir labai noriu padėkoti Aleksandrijos žmonėm, Aleksandrijos žemei, organizatoriam, idėjų autoriam už tą padovanotą girną. Patikėkit, čia Intas kaip mažas vaikas šokinėtų apie šitą dovaną ir sakytų, pataikė tiesiai į mano širdį. Mano širdis yra pamaloninta. Ačiū Jums labai. Nuo savęs noriu padėkoti ir žemą nusilenkti Jums visiems, kurie ryžotės, kurie važiavot ir padėjot įgyvendinti idėją, kuri kėlė iš Aleksandrijos seniūnės. Tai Sandrute sutautau įgyvendinti idėją, su artėjant gimtadienį, varyk taip toliau. Džiaugiuosi, kad paminėjot su dviračiais, nes tėvelis, jo pagrindinis buvo, be dviračio tėvelis nieko negalėtų. Kiek reikėjo apvažiuoti akmenis, rinkdamas, kaip sakė Bronelė, kad reikėdavo žymėti jam. Oi, jis su dviračiu kaip reaktyvinis ėjo. O aš frontą irgi laikau kaip reaktyvinis čia. Turiu genus vis tiek kažkokius tėvelio. Čia yra irgi istorija. Nežinau, akmenys duoda stiprybę visiems. Ačiū, kad jūs pagerbėte taip tėvelį, šimtmečio progą. O dabar iš tikrųjų atėjo momentas, turbūt ganėtinai. Šiandien buvo pasiektas naujas Lietuvos rekordas. Masiškiausias žygis dviračiais ir masiškiausio žygio dviračiais oficiali informacija yra ta, kad žygyje dalyvavo ir pasiekė tikslas 180 žygio dalyvių. Na, nedidelė dalis, vyriausias šio rekordinio žygio dalyvius yra žmogus, kuriam yra 72 metai. Jauniausias dalyvis Leonardo, kuris, na, kaip ir nebaigė savo žygio iki galo, neįveikė 32 kilometrų. Mes turime 7 metų dar. Taip, yra 7 metų, kuris įveikė, taip. Ir paplokime jam. Ir taip pat įdomu tai, kad Leonardo pasiekė savo asmeninį rekordą. Šiame žygyje nuvažiavo apie 10 kilometrų. Ir taip pat, na, įdomu tai, kad jam yra ne tik 3 metai, bet jisai važiuoti dviratuku išmoko maždaug 2,5 metų amžiaus. Aš manau, kad galbūt mes galėtume taip pat pakviesti jį į sceną. Manau, kad kadangi rekordai yra gerinami, manau, kad galbūt kitais metais, gal vėliau, Leonardas įveiks atstumą didesnį ir Rekordo akademijos vardu norim padėkoti ir pasveikinti.